Sveikas, Dariau. Šiandieną noriu tave žmonėm pristatyti, kad esi Darius Borysas, atstovaujantis e-comland įmonę, kuri duoda pinigus elektroninės prekybos verslams. Tai va, šiandieną mūsų tema ir bus pokalbis, iš esmės vyks apie pinigus. Kur juos gauti, kaip juos naudoti ir ką su jais veikti. Sveikas, Deividai. Malonu pasikalbėti ir pabandysim papasakoti šiek tiek jūsų klientam ir ne tik jūsų klientam apie tai, kas tie pinigai ar ne, kodėl jie yra reikalingi elektroninės komercijos ir apskritai prekybos verslam ir ką su jais veikti. Dariau, prašau, pasidalink truputėlį informaciją apskritai apie savo įmonę e-comland, ką jūs darot kitaip nei standartinės verslo paskolos, tiesiog plačiau truputėlį. Tai iš tiesų, trumpai pristatant e-comland, tai mes dirbame pajamomis grįsto finansavimo principu. Kuo tai skiriasi nuo tradicinio verslo skolinimuose, esminis aspektas yra, kad pajamos grįžta nuo jūsų ateities pardavimų. Tai reiškia, nėra kažkokio konkretaus įstatyto anuitetinio grafiko, ar ne, nustatyto tikslių sumų, kurias turėsite mokėti kiekvieną mėnesį, o mes sutarėme tam tikrą procentą nuo jūsų apyvartos, tarkime 15% nuo jūsų ateities pardavimo, ar ne, ir kiekvieną dieną ar su kiekviena transakcija, kai jūs parduodate, pavyzdžiui, 200 eurų prekių šią dieną, ar ne, mes tiesiog automatiškai nuskaitom 30 eurų ir ta pinigų suma grįžta mums. Tai iš esmės viskas yra pakankamai paprasta, nes nėra jokio fiksuoto mokesčio, kiek tu tos skolintų pinigų kas mėnesį turi atidavinėti. Tai iš esmės viskas grįžta to, kad kiekvieną mėnesį, kiek tu pardavimų generavai, už kokią pinigų sumą tu generavai, tai jūs nusiskaito tuos sutartus procentus nuo tų sugeneruotų pardavimų sumos. Taip, kaip ir pavadinimas, pajamomis grįstas finansavimas. Tai iš tiesų tai yra, ar ne? Mes iš tiesų skolinam iki 100 000 eurų verslam. Laikotarpis vis tiek yra apibrėžtas, kad nes vėlgi, jeigu jums blogiau sekas ar ne, tai jūs tiesiog lėčiau grąžinate tą paskolos sumą, tai mūsų interesas yra be abejo, kad jūsų verslas augtų, ar ne, nes tik tai tokiu atveju iš tiesų tiek jums yra nauda, tiek ir mums yra nauda. Bet visko gyvenime nutinka, nežinau, blogos investicijos, blogos marketinginės kampanijos ar panašiai, tai maksimali ta paskolos suma yra 12 mėnesių. Tai mes pasirašom paskolos sutartį 12 mėnesių, per kurią jūs turite grąžinti pinigų sumą. O šnekėjai apie mokestį ar ne, tai taikome vienkartinį administravimo mokestį, nėra jokių palūkanų, nėra jokių kažkokių kitokių mokesčių, tiesiog vienkartinis administravimo mokestis, kuris prasideda nuo 6%. Tai čia vėlgi tie pasiūlymai gali būti lankstus ar ne, jeigu grįžta didesnė dalis nuo jūsų pardavimų, tai galim taikyti kaip pavyzdys mažesnį administracinį mokestį, kadangi fiziškai paskola grįž greičiau ar ne, o jeigu kaip tik norite ilgiau per ilgesnį terminą grąžinti pinigų sumą ar ne, tarkim imti 10% nuo jūsų pajamų, tai mes tiesiog taikom didesnį administracinį mokestį. Tai čia toks flexible variantas. Ir iš esmės tuo gali naudotis, mūsų paslaugomis gali naudotis elektroninės komercijos verslai veikiantis virš 6 mėnesių, tai turintis bent jau 6 mėnesių pajamų istoriją, ar ne, ir kurie generuoja bent jau 3000 eurų apyvartą per mėnesį. Džiugi žinia yra ta, kad mes nuo šio mėnesio pasileidom naują produktą, tai ne tik elektroniniai komercijos verslai gali skolintis pas mus, bet ir fizinės prekyvietės, kurios turi kortelių atsiskaitimo terminalus. Tai mes lygiai tą patį principą galim pririšti ne prie elektroninės parduotuvės pardavimų, o prie atsiskaitimų kortelę. Tai reiškia, kad jūsų klientai atėjo, šį mėnesį kortelėmis atsiskaitė ten kaip pavyzdys 1000 eurų ar ne atsiskaitė kortelėmis ir mes ten nuo tų kortelių 150 pasiemam automatiškai savo kaip po paskolos grąžinimui.
Jeigu tai yra elektroninė parduotuvė, kuri veikia hybridiniu būdu, kad jinai turi ir fizinės prekybos vietas, ir elektroninė parduotuvė, kaip jūs tada žiūrit pajamas imant iš abiejų šaltinių, ar tik vieno didžiausio kažkurio? Tai iš tiesų dar geriau yra, kadangi mes galime paimti abu srautus. Tai reiškia, tarkim, jūsų elektroninė parduotuvė, ar ne, kaip po tokia operuoja ten 30 000 eurų apyvartą, o fizinės prekybos taškai, tarkim, irgi 30 000 apyvartą, ar ne? Tai jūs galite pasirinkti, kas jums yra patogiau. Galite imti tik tai elektroninės komercijos, pavyzdžiui, atskaitimam ar ne, naudoti tuos 30 000, galite atvirkščiai fizinės prekybos ar ne, 30 000, arba jeigu jums reikia ten didesnės sumos arba geresnių sąlygų, tai tiesiog apimam viską ar ne ir paimam 60 000 jūsų bendrą apyvartą ir tada nuo visų 60 000 eurų imame šitą. Tai iš esmės, kuo didesnė apyvarta parodysite, faktas, kad tuo bus geriau, tiesiog geresnės sąlygos. Ir didesnę sumą galės pasiskolinti. Jo, ir galėsit pasiskolinti didesnę sumą. Dariau, o jeigu taip paėmus, jūs kai dirbat su šitais skolinimo verslams, kaip situacija apskritai yra su Lietuvos verslais vidutiniais mažomis įmonėmis? Ar jos yra linkusios skolintis? Kas vyksta? Gal yra jaučiama ten kokios baimės, nežinau, kažkokie stereotipai, dėl ko žmonės nesiskolina? Tai iš tiesų, kalbant apie tai, kas šiuo metu vyksta, ar ne, vėlgi mes kol kas veikiam šiek tiek ilgiau nei pusę metų. Ką mes matome, tai matome, kad paraiškų egzistuoja, pačių besiskolinančių yra šiek tiek mažiau. Tam tikrų baimių irgi įžvelgiam. Tai yra dažnai, tarkim, pas mus tiesiog, tarkim, klientas užsiregistruoja, pasižiūri ir netęsia toliau veiksmo, arba apskritai net neužsiregistruoja, ar ne, pasikalbė ir vėlgi identifikuoja tam tikras baimės, tai dažnai vėlgi verslai, pavyzdžiui, yra tekę susidurti, ar ne, kur bijo laidavimo, arba bijo užstato kaip tokio, ar ne, kadangi jeigu su tradiciniam finansiniam priemonėm, tai reikia pateikti dažniausiai reikia pateikti ar tai laidavimą, ar tai kažkokį užstatą, ar ne. Taip pat žmonės galvoja, kad tai yra ganėtinai sudėtingas procesas, kad reikės pateikti nemažai popierių, nemažai visokių tai dokumentų, balansų, profit and losses ataskaitų ir panašiai, ar ne. Tai sakykime, pas mus nėra šitų dalykų, ar ne, tai mes viską darome digital būdu, ar ne, tiesiog prijungiant sistemas ir tie procesai yra tikrai nesudėtingi, užpildyti paraišką užtrunka maždaug 25 minutės ir pateikiam atsakymą per dieną. Tada jeigu jau jums viskas tinka, šiek tiek prailgėja procesas, nes reikia sudaryti sutartį ir panašiai, bet, sakykime, išmokėjimą galima pasidaryti iki savaitės laiko, tai drąsiai. O jau antrą kartą, kai skolinsis, tai išvis per dieną, ar ne? Taip pat dažnai ką girdžiu iš verslo, tai kad jie dirba iš apyvartinių lėšų. Ir jiems, sakykime, tas finansavimas jiems nėra reikalingas, ar ne, kažkoks papildomas. Tai vėlgi, jeigu viskas tikrai gerai sekasi ir jeigu, kaip sakant, status quo tenkina, tai džiugu, smagu, bet tai vis tiek, mano galva, yra ambicijos klausimas. Esminis dalykas yra ambicijos klausimas. Mes kartais irgi, kai bendraujam su savo klientais, tai irgi duodam tam tikrų pastebėjimų, ką jie galėtų daryti geriau, kad parduotų daugiau, bet tada irgi prasideda, kad tai čia pinigų trūksta, tai dar kas nors. Tai dabar iš esmės tokie klientai pas jūs drąsiai gali kreiptis, pasiskolinti ir tuos pinigus sėkmingai susiinvestuoti į savo e-komercijos projektus. Tik va čia yra turbūt bėda, kad žmonės be gairių tam tikrais atvejais nelabai žino, ką gali su tais pinigais nuveikti, nes vat, kaip ir su pačiu buvom šnekėję prieš tai, kad vat, yra žmonių kategorija, kuri tiesiog jaučiasi naudingai pakuodami siuntas kaip pavyzdys, bet neišnaudoja to potencialo, kad jeigu darbą perleistų kitiems, turėtų daugiau apyvartinių lėšų, jie galėtų nuveikti kur kas daugiau ir tie rezultatai, kuriuos jie turi dabar gerus, bet jie galėtų būti stipriai geresni. Ir tas pojūtis, atidavimas paskolos, jisai teoriškai net neturėtų būti jaučiamas.
Tai aš vėlgi, kaip ir sakau, ne, čia viskas apie ambiciją yra, žmogaus ambicija, ne, nes mes tikrai galim kur kas daugiau, nei kad kartais galvojam. Kartais reikia nebijoti daryti. Ir tiek, ir labai paprastai. Aš neturėjau vieną klientą, kuris vat, po pokalbio su manim, ar ne, paskambino, sako, žinai, kažkaip užsimotivavau ir ten sugalvojau, ką darysiu su tais pinigais ir davai, važiuojam ir darom. Tai kartais tiesiog reikia netgi žmogų, pastumti, ar ne, padėti ranką ant peties ir pasakyti, tu gali. Tai aš todėl ir sakau, žinai, kodėl nesiskolina, tai kartais yra tas ambicijos klausimas, nes yra begalė būdų ir begalė dalykų, ar ne, kur investuoti, kur plėstis, ką daryti geriau, kaip bandyti uždirbti daugiau, ar ne, kaip padidinti tą savo apyvartą. Ir susiduriam su tuo atveju, kad dalinai verslai nesiskolina, nes iš tiesų net, tai pasakysiu, nežino, ką su jais daryti. Nežino, ką su jais daryti, nes gaunu pinigus, o kur man juos išleisti. Tai iš mūsų patirties, ar ne, mes matom, kad tokios yra 3 esminės kryptis, kur galima leisti pinigus. Tai kaip ir minėjome, ne, apie tą ambiciją, tai plėtra. In general plėtra, ar ne? O plėtra gali būti iš tiesų įvairialypė, kokia tik tai nori. Gali būti plėtra technologinė. Tai net ir jūsų atveju, ar ne, koks nors klientas nori pasigaminti kokį nors tai papildomą pluginą, kad darytų kažkokį tai, nežinau, cross-sellą, upsellą, ar ten kokią nors automatizaciją, ar ne, ar palengvintų pirkėjo kelionę, krepšelį updatintų ir panašiai, bet tam reikia pinigų, tam reikia investicijų, ar ne, reikia sumokėti už programavimo paslaugas, tai irgi yra plėtra iš esmės, ar ne, technologinė. Lygiai taip pat tu gali research and development, ar ne, iš esmės investuoti pinigus, tai tiesiog fizinių prekių paieška, ar ne, tų pačių pavyzdinių prekių užsakymas, atsivežimas, ar ne, galbūt ten kelius ten 10, 15 ar ten 20 skirtingų prekių užsisakai, pasibandyti, ar ne, kuri čia važiuoja. Trendinių prekių paieškot, kas sprogtų tam tikrų laikotarpį, iš ko galėtum padaryti greitus pardavimus. Tai čia vienas iš tų būdų, ar ne, ką dar gali daryti, ar ne, į kitą šalį gali plėstis. Ta prasme, tu gali su esamo finanso, esamo projekto plotmėj pasiskolinti pinigus ir investuoti į to pačio projekto plėtrą į kitą šalį ir net tos pinigus nukreipti. Taip pat galų gale tu gali naują projektą sugalvoti, ar ne, pardavinėjai šaukštus ir staiga pamatai, kad važiuoja labai gerai kokios nors, nežinau, knygos. Tai tu iš savo šaukštų parduotuvės gali gauti pinigų ir tuos pinigus nukreipti į, pavyzdžiui, naujo projekto atidarimą ir taip ir toliau važiuoti. Arba tu gali netgi, matant sinergiją tarp elektroninės komercijos ir fizinės parduotuvės, tarkim, fizinę parduotuvę atsidaryti. Arba vice versa, ar ne, kadangi mes jau galim išduoti iš kortelių skaitytuvo, tarkim, fizinės parduotuvės gali pasimti, pinigus, ar ne, ir juos investuoti į elektroninės komercijos plėtrą. Taip pat antra kategorija, kur klientai dažnai skolinas, tai yra, kas yra susijęs su prekėmis, ar ne, prekėmis, logistika, tai tie patys prekių išpirkimai. Tiesiog padidinti turimą sandėlį, praplėsti turimų prekių pasirinkimą, ar ne. Vienas iš variantų yra dropshipping verslams pereidinėti prie hibridinio modelio. Tai reiškia, kad atsirinkti tuos, ar ne, 20, pagal Pareto dėsnį bent jau, ar ne, 20% įnamiausių pačių produktų, ar ne, ir tuos 20% produktų pradėti sandėliuoti pas save, kad tu galėtum suteikti klientui kaip įmanoma greičiau, ar ne, tą produkciją pristatyti. O, sakykime, ten likę 80, toliau palieki ant dropshippingo. Bet tai irgi, į sandėlį prisisandėliuoti dropshippingo verslam iš tiesų yra, didelis kaštas, nes jie iš esmės į prekės dalinai nedaug investuoja. Bet čia yra ir didelis privalumas, jeigu jau užsiperka, šiuo metu prekiauja dropshipping būdu ir jie turi pinigų už ką užsipirkti prekes, einamas prekes į sandėlį, tai jie savo pardavimus iš esmės didina vien tik tai dėl to, kad pristatymo terminas tampa para 2.
o dabartinis pirkėjas ką žiūri kaip prekę gauti šiandien. Ir dar vieną esminį, netgi sakyčiau, akcentuočiau dalyką, kuris tiek dropshippingui, ypatingai dropshippingui turėtų būti aktualus, tiek ir standartiniam ar ne elektroninės komercijos verslam, tai tos vadinamosios nuolaidos nuo pirkimų didesnių, ar ne, paletinės nuolaidos, kaip mes vadindavom. Tai kartais yra situacija, ir mes irgi turime tokį klientą, kuris sako, jeigu aš darau didesnį užsakymą, nuo to priklauso mano fizinis pelningumas, ar ne? Tai ir dropshippingo atveju, ar ne? Jeigu tu dropshippinė prekės, tai tu turi kainą X, bet jeigu tu jas sandėliuoji pas save, tai faktas, kad kaina Y yra, ar ne? Ir jinai automatiškai eina per maržingumą. Tai šitoj vietoj, kaip pavyzdys, tikrai verta pagalvoti, nes, tarkim, sumokėjus mums 8% administracinį mokestį, pasiskolinus, pavyzdžiui, 20 000 pinigų ir tuos 20 000 pinigų panaudojus elektroniniai prekybai užsisakyti daugiau prekių į sandėlį, ar ne, gali gauti, kaip pavyzdys, 10% papildomą nuolaidą tai produkcijai. Tai jau vien per šitą prizmę, ar ne, delta 2 yra. Delta 2 reiškia 2% pliuso tau, nes tu 8 sumokėjai, bet tu vien iš prekių maržos gauni 10%, ar ne, ir tu 2% lieki uždirbęs. Tai iš esmės tu gauni už dyką pinigus. Tu gauni už dyką pinigus, kuriuos tu tiesiog gali nukreipti savo elektroninės parduotuvės plėtrą. Bet kadangi tu turbūt užsakymą dar darai, standartinį, ar ne, ten tarkim šiaip 10 000 užsakinėjai, dar 20 000 papildomai dadėjai, ar ne, tai tu gausi nuolaidą nuo visos tos sumos, ar ne, tai ir tiems 10 000 irgi gauni 10% nuolaidą, kurią į tą deltą dar turėtum įkalkuliuoti, ar ne, ir delta nebe 2 gaunasi, o kokie ten delta 5%, kaip pavyzdys, ar ne, tai tu realiai pasiskolinęs pinigus net ne tai, kad sumokė, o 5% gauni daugiau maržo savo apyvartai. Ir tada turbūt trečias esminis tas dalykas, kurį mes, sakykime, ar ne, turim, tai yra marketingas. Marketingas jau čia su visom iš to išeinančiom, ar ne, veiklom. Ką jau nori, tą daryk su marketingu. Gali bandyti daugiau testuoti. Gali apskritai padaryti, ar ne, testavimo biudžetą pagaliau gali įsivesti, kaip pavyzdys į parduotuvę, ar ne, 10% nuo savo marketingo biudžeto paskirti įvairiams testavimams, ar ne. Bet turbūt iš tos tokios teorinės pusės, ką aš norėčiau pasakyti apie marketingą, tai elektroniniai komercijai reikia suprasti tą vadinamąjį pajamų pirago principą, kur, sakykime, yra tortas, ar ne, ir pirmas sluoksnis, ar ne, pirmas fundamentas turi būti egzistuojantis lojalūs klientai, kurie, naudoja retention buying, ar ne, jie vis pakartotinį pirkimą tau daro. Čia turi būti tavo fundamentas, turi būti bazė, ar ne, kuri tau sugeneruoja pačias didžiausias iš esmės tavo mėnesinės pajamas. Antras sluoksnis tai yra organiškai pasiekiami kontaktai, ar ne, tai e-mailingas, SMS-ai, SEO, organinė paieška. Tai yra tie kanalai, kur iš esmės pasiekti tau esamus klientus yra labai arba pigu, arba praktiškai nieko nekainuoja. Ir galų gale tas trečiasis sluoksnis yra svarbus kaip po dėlionės dalis, ar ne, tai paid acquisition, aš taip sakyčiau. Visi mokami kanalai. Paid acquisition turi tokią, kodėl jis būtent yra šitoje trečioje vietoje, ar ne, ir kodėl yra ypatingai svarbu vengti to vadinamo atvirkštinio pirago principo, kai kaip tik, ar ne, tavo didžiausias rautas ateina iš peido ir ten lojalus yra pats mažiausias, tai yra labai netvaru ir labai nestabilu. Kadangi peidas turi tokią, sakykime, tendenciją tau vis brangti ir brangti su laiku. Nes, tavo paklausa, ar ne, tam tikra vartotojų bazė, jinai vis tiek yra baigtinė, ar ne, ir kuo tu daugiau investuosi, faktas, kad vis bus brangesnis tas tavo CPA, ar ne, tai čia šitoj vietoj, tai siūlyčiau iš tiesų elektroninės komercijos verslam
pagalvoti apie investicijas būtent į naujienlaiškių sistemas, į geresnės naujienlaiškių sistemas, į tas pačias automatizacijas ir taip toliau, nes tai yra tikrai kanalas, kuris ypatingai svarbus elektroniniai komercijai. Taip pat siūlyčiau investuoti ir į SEO paslaugas, ir į tą patį brand awareness, ar ne? Ne tik į top, jeigu turi marketingo funnelį, ar ne, tofu, mofu, bofu, ne tik į bottom line kampanijas, kur yra grinai, ar ne, tavo brandas ir ten pirk, o dar kažkiek pabandyti investuoti ir į pačią prekės ženklo žinomumą, kad pas tave ateitų srautas ir iš to organinių paieškų, ar ne, vien per tavo vardą, sakykime, ar ne, nes ir peido kampanijos brandinės jos yra pačios pigiausios, bet kad ieškotų tavo prekės ženklo, ar ne, kad ieškotų tavo brando, kažkaip jį turi sužinoti. Tai čia apie tą pajamų pyragą ir dar turbūt tokį vieną dalyką norėčiau paakcentuoti, nes mes čia visai neseniai paleidom apklausą iš savo profilio, ar ne, su kokiom didžiausiam problemom susiduria mūsų elektroninės komercijos savininkai, tai daugiausiai iš tiesų pasirinko naujų klientų pritraukimą. Tokia kaip didžiausia problema. O kodėl naujų klientų pritraukimas yra didžiausia problema, tai mano asmeniniu įsitikinimu ir iš to, kaip aš bendrauju bent jau šiai dienai su savininkais, ar ne, tai tas noras padaryti viską, galim sakyti, pigiai, greitai ir dabar, ne, ir kokybiškai. Ką aš noriu pasakyti, tai reiškia, aš investavau, man turi atsipirkti iš pirmos transakcijos. Tai turbūt tai nėra tiesa. Iš principo, mano giliu įsitikinimu, ar ne, kadangi fundamentas turi būti retention, ar ne, tie klientai, tau apskritai svarbu pritraukti naujų klientų ir juos įveiklinti, kad jie taptų tavo lojalūs klientai. Ir iš esmės, netgi fizinis, ar ne, pavyzdys, čia, sakykime, pasaulinio brando fizinis pavyzdys, tai jie, koksai, ar ne, prekių savivertė, ar ne, ta savikaina yra 20 eurų, ar ne, jų average order value yra $88, ar ne, savikaina yra 20. Į CAC-as, tai yra kliento pritraukimo kaštas, jiems kainavo $70. Tai viso jų išlaidos gavosi $90, ar ne? Kaip pirmas kliento krepšelis yra 88. Jeigu taip hipotetiškai žiūrint, tai yra į minusą pardavimas. Jie po šitos transakcijos turi iš esmės minus 2 eurus. Minus $2, ar ne, kadangi jie pardavė į minusą. Bet žvelgiant plačiau, 60 dienų lifetime value šito kliento yra $130. CAC-as jiems jau nebekainuoja, koksai vis dar prisideda, ar ne, ten jau nebe 20, kadangi sekantis pirkimas ten gavosi apie kokie $40, ar ne, koksai gavos papildomi ten $9. Ir po antro pirkimo, tas pats klientas, kuris ką tik tau generavo minus 2, jisai tau generuoja plus 35 $5, kaip pavyzdys, ar ne? Obvious solution toj pirmoji fazėje būtų mažinti CAC kainą, iš esmės, ar ne, mažinti pritraukimo kaštą, kad tu tiesiog pigiau pritrauktum klientą ir tu automatiškai būtum pelningas iš karto. Bet turbūt vertėtų pagalvoti apie tam tikrą laikotarpį, ar ne, kaip pavyzdys 90 dienų, kada tu sakai, okei, aš esu pasiryžęs, ar ne, gauti pelną, pavyzdžiui, per 90 dienų. Ir pritraukimo kašto tam tikrą kainą skaičiuoti nuo tų 90 dienų vidutinio kliento, ar ne, lifetime value ir nuo ten, pavyzdžiui, paskirti 30%, negu nuo pirmo pirkimo krepšelio 30%. Tokiu būdu jūs tiesiog fiziškai galėsite daugiau investuoti į marketingą ir faktas, kad ženkliai daugiau pritrauksit naujų vartotojų, kurie savaime taps tavo fundamentalia bazė, ar ne, jūsų augimui. Ir čia irgi mes ateinam į pagalbą iš tiesų su ta paskola, ar ne, kad jūs galėtumėt pratemti tos 90 dienų ir kad jums iš esmės neskaudėtų
parduoti pirmą kartą, kaip pavyzdys, į minusą. Vėlgi, gal nebūtina parduoti į minusą, čia jau toks, visiškai, ar ne, toks pavyzdys, galbūt tiesiog susimažinti, ar ne, kad jūsų tas pelnas būtų ten nebe 100%, o nežinau, 20% pavyzdys. Gerai, bet yra žmonių, kurie, kaip sakykime, irgi prekiauja, mato, kad jų verslas eina aukštyn, supranta, kad reikia pinigų, jis turi atsidėjęs kaip fizinis asmuo, turi sumą pinigų ir sako, aš turiu savo, aš įsidėsiu savo, ką man skolintis ir papildomas atsakomybės. Tai yra ir tokių. Yra ir labai smagu, kad yra žmonių su, sakykime, tinkamą finansinį raštingumą, ar ne, kad jie apskritai turi tų pinigų. Tai jau yra geras ženklas. Bet aš turbūt galvočiau iš tos pusės, kad tavo asmeniniai pinigai yra tavo asmeninio saugumo tam tikras garantas, ar ne, tam tikra finansinė pagalvė. Ir jeigu tu tiki savo verslu, jeigu tu galvoji, kad viskas bus gerai, tai nenoriu sakyti, kad skatins skolintis, ar ne, bet turbūt tu gali pasiskolinti ir tuo pat metu neprarasti to finansinio saugumo jausmo, kad ištikus, tarkim, problemai, tu galėsi blogiausiu atveju gražinti iš savo tų asmeninių pinigų, ar ne? Vėlgi, tarkim, mūsų atveju, jeigu jūs negražinsit tos paskolos, tai faktas ten atsiranda tam tikri ten kreditoriai, ar ne, antstoliai atsiranda ir panašiai, bet vėlgi, jūsų antstoliu galėsit išsiderėti, kaip pavyzdys, kredito gražinimo tam tikrą grafiką, ar ne, kur jūs irgi ten turit savo pinigų, jais galėsit gražinti šitą paskolą, nors tokio kaip ir užstato ar laidavimo nėra, bet jūs vis tiek liekat iš esmės skoloje, ar ne? Tai tiesiog įsijungia jau skolos išieškojimo procesai, bet, sakykime, jūs galėsit gražinti grafiku ir tuo pat metu vis tiek pasilikti kažkokią tai savo pinigų dalį. Ir tiesiog finansiškai jausitės, aš manau, kad ženkliai saugiau, nei kad suinvestavot visus pinigus į šitą idėją, savo asmeninius pinigus, ar ne, tarkim, idėja nepasisekė, kaip pavyzdys, ar ne, ir jūs praradot savo pinigus, bet jūs dabar iš tiesų savo pinigų ir neturite, o jums gyventi iš principo kaip ir reikia. Supratau, tai dabar iš esmės irgi pasišnekėsiu pačiu, tai irgi išvelgiu, kad jūsų finansavimas pakankamai stipriai skiriasi nuo tradicinio finansavimo, nes sąlyginai tai yra saugu, pigu ir greita. Iš esmės taip. Kas liečia pačius formalumus, kaip susiforminti paskolą, tai irgi gal kas praleido, tai čia svarbi žinutė yra ta, kad jokių papildomų dokumentų nieko nereikia. Taip. Viskas vyksta per elektroninės parduotuvės užsakymus. Jeigu yra fizinės prekybos vietos, vyksta per fizinės prekybos kortelių skaitytuvus, kasos aparatus, jūs remiatės realiais pardavimo duomenimis ir pagal tai darote vertinimą, kiek galite skolinti. Taip, iš esmės mes pasiemam mums reikalingus duomenis, tai kaip pavyzdžiui prekybos, elektroninės parduotuvės platformos duomenis, ar ne, tai jūsų pardavimus, tada prikonektinam Google Analytics, Google AdWords ir Facebook Adsus ir paprašom iš jūsų banko išrašo tam, kad visus tos duomenis sučekinti. Principe mes padarom jūsų verslo vertinimą realiais duomenimis. Ir jeigu mes jau jums duodam tą paskolą, tai galim sakyti, kad mes įvertinom jūsų verslo riziką ir su jūsų verslu sąlyginai viskas yra tikrai tvarkoj. Tai čia irgi gali būti kaip toks garantas. Tai čia vienas iš tokių privalumų, o lyginant su tradiciniu skolinimu, privalumų tikrai yra gerokai daugiau, mano galva, ar ne, nes lyginant su tradiciniu skolinimu, jūs į projektą su mūsų skolinimosi priemonė įliejat vis daugiau naujų pinigų, ar ne, į apyvartinį srautą. Tai jeigu taip labai trumpai pavyzdys, jūs su tradiciniu finansavimu pasiskolinot 10 000, pasidarėt 24 mėnesių gražinimo grafiką, ar ne, ir iš esmės jūs vėlgi tą mėnesį suinvestavo tos 10 000, užpirkot reklamos, nupirkot kažkokios produkcijos ar ne į sandėlį. Ir iš esmės viskas, pinigai susiniveliavo į apyvartos srautą ir jūs toliau iš esmės nuo 2 ar 3 mėnesio dirbat iš tos pačios jūsų apyvartos, kuri ten pakilo kažkokią tai procentinę dalim, ar ne? Ir nepaisant to, ar jums dabar jau geriau seksis ar blogiau, jūs vis tiek turite tą įmoką, kurią jūs mokat. Mūsų atveju
iš esmės, jūs gavot pinigus, jūs juos investuojate į produkciją, praėjo, pavyzdžiui, jūs gražino daugiau nei 50% jau esamos sumos, mes matom pas jūs ženklų augimą, ar ne, mes matom, kad jūs augote, mes galim dar papildomai jums paskolinti, ar ne, dar vėl, pavyzdžiui, 10 000, nes matom, kad jūs augot, ar ne, jūs tuos pačius 10 000 vėl metate į savo apivartinį pinigų srautą ir galiausiai per tą patį laikotarpį jūs, sakykime, į savo elektroninės komercijos visą apivartinį srautą įliesit, kaip pavyzdys, 50 000 naujų pinigų, ar ne, ir automatiškai jūsų apyvarta nuo to bus ženkliai didesnė. Taip pat vienas iš privalumų yra no dilution. Tai reiškia, kad jūs skolindamėsi iš mūsų, neperleidžiat jokių akcijų dalių, jokių ten akcijų paketų ir taip toliau, kadangi dabar vis labiau populiarėja, ar tai venture capital, ar ne, ar tiesiog partnerių paieška, kurie, finansavimo partnerių, kurie investuoja į jūsų projektą, tai tokiu atveju vėlgi čia reikia ir tam tikros patirties ir akcininkų susitarimus daryti, ar ne, tai galiausiai gali būti, kad už sąlyginai mažą kainą jūs atiduosit sąlyginai didelį akcijų paketo, jūsų parduotuvė, kaip pavyzdys, išauks iš ten šiuo metu generuojančias 10 000 eurų per mėnesį iki 1 milijono per mėnesį, ar ne, o jūs ten už 20 ar 30 000 atidavė 30% savo akcijų dalies. Kaip pats paminėjai, tai mažiau rizikinga, nes grąžinimas priklauso nuo jūsų pardavimų. Jeigu jums lėtėja pardavimai, tai ir mūsų įmokos mažėja, ar ne? Tai čia yra labai svarbi dalis. Dar ko nepaminėjau, tai jūs gaunate verslo įžvalgų dashboardą. Tai reiškia, kad kai mes pasiemam šituos visus duomenis iš jūsų parduotuvės, mes darom savo vertinimą ir turim mūsų administraciniai sistemoje, ar ne, tokį rinkodaros ir pardavimų dashboardą, kur Power BI-aus pagalba atvaizduojam jums tam tikras, kaip pavyzdys, ten pirkėjų koncentracija, produktų koncentracija, ar ne, CACA tą patį skaičiuojam, Customer Lifetime Value skaičiuojam. Jūs visus tos dalykus galite pasižiūrėti mūsų admin panelį tarp įžvalgų skilties ir tam net nereikia iš tiesų pasimti paskolos. Jums užtenka užpildyti paraišką ir sujungtas visas sistemas, tada gausit šitą nemokamą tulsą. Ir svarbiausia yra greitas sprendimas, nes man atrodo, kad elektroninė komercija yra apie greitį. Apie lankstumą, buvimą čia ir dabar, čia vietoje, ir ne, tai tam, kad pateiktumėt paraišką, jums iš esmės reikia, kaip ir minėjau, prijungti eShop sistemą, Google, Facebook ir banko išrašą ir viskas. Realiai per vieną dieną mes pateikiam kažkokį tai atgal pasiūlymą, ar ne, ir jūs jau realiai esate eligible pasimti ir gauti finansavimą. Nereikia jokių balansų, jokių popierių ir panašių dalykų. Tai kaip ir gera žinia, iš klientų išgirdom, kad kaip kuriems reikia pinigų mes radom, juos skolina Ecomland, tai iš esmės truputėlį taip rezimuojam, tai skolinat iki 100 000 eurų. Iki 100 000. Sprendimas per 24 valandas, paskolos komisiniai administravimai nuo 6%. Tai yra iš esmės individualūs susitarimai vėlesnėme laikotarpyje. Tai gerai, tai jūsų kontaktus mes tada paliksim epizodo pačioje. Jeigu kam reikės, kas norės, tai susisieks su jumis ir tikimės, kad pinigai sėkmingai padės užauginti klientus. Čia yra mūsų tikslas ir man atrodo, kad ir mūsų kliento tikslas irgi yra lygiai toks pat, ar ne? Tai aš pats irgi save vadinu augimo partneriu. Tai mano tikslas yra, kad klientai augtų. Kad klientai augtų, kad jie didėtų, jų apyvartos didėtų, nes ir mes tada augam, ir jie auga, ar ne, ir visi tada laimingi. Tai šituo atveju tai mes tikrai turime bendrą golsą, visas bendras, ar ne, klientų bei mūsų augimas. Čia visi tinkami partneriai nori to paties, auginti klientus, nes supraskim, kad auga klientas, auga ir tu pats. Tai ką, tai ačiū už tavo laiką. Ačiū, labai malonu ir tikėkime, kad pabendrausim ateityje, galėsim papasakot gražesnių ir fainesnių istorijų ir pasidalinti kažkokiais use cases. Arba įvykusiais sandoriais, kas ką pasiskolina ar kaip sėkmingai panaudojame ir užauginam klientą. Visiškai teisingai. Gerai. Iki malonaus.